Kai kalbame apie namus, nieko stebėtino, kad viena populiariausių pokalbių temų – namų šildymas. Kaip ir ką pasirinkti, kad namuose būtų šilta ir jauku? Geras patarimas – pasiklausyti tų, kurie jau ne vienerius metus džiaugiasi pasirinktų šildymo sprendimu ir atvirai pasakojo savo istoriją. Žmogus atvažiavo, labai aš džiaugiausi dėl to, kad nebuvo to tokio bereikalingo daug šnekėjimo, buvo labai konkretus pasiūlymai, koks geriausias variantas, koks geriausias būtų katilas, nes jų yra ten keletą galima būtų rinktis. Ir tiesiog mes viską tai apsikalbėję, kada pasirašėm visą tą sutartį, liko vienas tik tai klausimas, kada tas įvyks visas montavimas. Nustebino tai, kad jie gal pradėjo darbą apie 9 ryto, o jau apie 7 ar 8 vakaro, aš atsimenu, viskas pajungta, pastatyta, sureguliuota, paleista, išbandyta ir per vieną tą, sakykime, didesnę gal darbo dieną, per kokias, nežinau, gal kiek čia išeina 10 valandų, buvo nuo A iki Z viskas padaryta. Didelis patogumas, greitas ir sklandus įrenginių sumontavimas. Pačios šildymo sistemos, ko gero, didžiausias privalumas – pastovi temperatūra ir ne bet kokia, o tokia, kokios norisi jums. Viskas vyksta paprastai ir užtikrintai vieno mygtuko paspaudimu. Vartotojų nustačius pageidaujamą vidaus temperatūrą, katilas automatiškai sureguliuoja reikiamą pagaminti šilumos kiekį pagal gaunamus lauko temperatūros duomenis. Ir jokių temperatūros šuolių, ko esame daugelis patyrę, kurdami kieto kuro katilus. Tas patogumas, kad pirmas dalykas tau nereikia fiziškai, kai kūrendavau, sakykime, dėl alternatyvinių kūrų, tai kaip turėjau dar granulės, reikėdavo ten nusisakyti ir transportą, nusipirkti, susivežti, susinešioti, vėl susinešti ir kūrent, prisižiūrėti, kad nepasibaigtų, čia tokių dalykų nėra. Ir dar kas yra patogu, bent nereikia tau susimokėti iš karto už visą sezoną, tu susimoki tik tai už tą dalį balionų, kurią tu kūreni. Na ir žinoma, aš visą laiką sakau, kad vienas iš pagrindinių tokio dar patogumo dalyko, kad tu tą pačią šilumą ir tą pačią temperatūrą gali labai gražiai ir lengvai valdyti. Tiesiog pultelio pagalba, pusę laipsnio, sakykime, padalos skirtumų, ar 19,5, ar 19, ar 20. O ką daryti tiems, kieno namai senesnės statybos ir namuose vis dar, sakykime atvirai, vergaujama kieto kuro katilui, bet atrodo, kad jis dar visai geras ir išmesti nesinori, maža ką gal dar prireiks kokią malką pakūrenti. Pas klientus būna senesnės statybos, namai renovuoti ir dažnai jau būna įvestas šildymas kietų kuro ir nenori žmonės tiesiog išardyti, išmontuoti kietų kuro katilo, tik ieško sprendimo, kaip galima būtų kombinuotai šildyti. Tai būtent Sauridos dujų šildymo sistema puikiai dera su jau esamu kieto kuro katilu, jos susijungia, tai klientas gali naudoti abi šildymo sistemas pagal savo tos dienos poreikį. Dažnai būna kuro likutis kieto kuro, tai malkų ar briketų. Ir žmonės nori sunaudoti tiesiog. Ir kai nori ir šiek tiek pakombinuoti, pataupyti ir gyventi patogiau. Sprendimas labai geras, aš esu juo labai patenkintas ir kas bus, kaip bus, kokios bus alternatyvinės toliau šildymo sistemos, nežinau, kol kas tai pagrindinė dabar yra būtent Sauridos kompanijos šildymo šita sistema, o praėjo jau 2 metai, 3 sezonas prasidėjęs kūrenimo, tai per tiek laiko jokių bėdų nebuvo, jokių nusiskundimų neturiu. Profilaktika, kuri reikalinga gal kiekvienais metais, pasidariau po 2 metų, bet lyg tai nepavėlavau, viskas yra gerai. Tai aš manyčiau, kad tikrai labai geras pasirinkimas ir visiems kitiems tikrai rekomenduočiau. Nevarkit, o mėgaukitės gyvenimu. Ta laiką, ką nešiojat maišus, geriau su vaikais, anūkais, nueikit pameškeriot, gal savo gyvenimo žuvį įsitrauksit ir gyvenimas bus gražus.